Galima turbūt pradėti truputį nuo senesnių laikų. Aš mėgstu istoriją, man patinka nuo istorijos viską. 1800 metais pasaulio energijos balanse biomasė, realiai malkos, sudarė apie 98% viso energijos suvartojimo. Anglis 1,5–1,4%, sunku paskaičiuoti tais laikais. 1920-aisiais, po 120 metų, skaičiai gerokai pasikeitė. Malkų liko 38% maždaug, anglis sudarė 52%. Nafta dar tik pradėjo kilti viršų. Dar po 120 metų panašu, kad mes turėsime dar vieną didelį pasikeitimą. Ir šito pasikeitimo viena iš didelių sudedamųjų dalių bus vandenilis. Jeigu teko dalyvauti rytinėje sesijoje, kur buvo pristatinėjama Lietuvos energetikos vizija iki 2050 metų, šalia milžiniškų atsinaujinančios elektros kiekių turėjote pamatyti ir vandenilį. Tai dabar šitoj prezentacijai norisi plačiau pristatyti, kaip mes matome tą vandenilį Lietuvoje, kokia yra mūsų vizija ir ko siekiame. Pastaruosius pusę metų ir netgi šiek tiek daugiau ministerijoje darbavome su vandenilio gairėmis, kurios artimiausiu metu turėtų jau eiti vyriausybę, tikimės patvirtinimo. Ir turėjom ir surinkę konsultacijas, kalbėjomės. Ir tas produktas, jis turės neabejotinai kažkada būti peržiūrimas, bet jis yra pradžia tam dalykui, kurį mes norime pasiekti Lietuvoje. Ir trumpai, kokie mūsų tie tikslai. Pradėkim nuo paprasto dalyko vandenilio gamybos ir panaudojimo schema, kaip mes ją matom Lietuvoje. Tai iš principo yra elektros energetikos sektoriaus ir pramonės bei transportų sektorių simbiozė. Vienoj pusėje mes turim atsinaujinančius energijos išteklius, tam tikrą energijos saugojimą ir turime žalio vandenilio gamybą, vandenilį ir tada daugybę galimų jo panaudojimo rūšių, nuo transporto iki aukštos temperatūros šilumos procesų. Siekdami tą vandenilį kaip galima geriau panaudoti, mes žiūrime ir siekiame tokios Lietuvos vandenilio vizijos. Mūsų tikslas, kad 2050 metais Lietuva būtų reikšminga Baltijos jūros regione, žalio vandenilio gamintoja ir eksportuotoja, bet taip pat lygiai taip pat svarbu, panaudojusi tą vietoje gaminamą vandenilį, dekarbonizuoti, pirmiausia, transporto ir pramonės sektorius. Kaip mes tą viziją pasieksim? Pagrindiniai mūsų uždaviniai yra 5, kurie ir atsispindi gairėse, jie ten yra gerokai detaliau, bet mes juos galime apjungti į tokius 5 pagrindinius uždavinius. Pirmasis uždavinys yra palankios reguliavimo aplinkos sukūrimas. Be to, neįmanoma pradėti, neįmanoma paskatinti verslo, imtis kol kas dar gana rizikingų, bet mūsų ateičiai būtinų projektų. Antras labai svarbus dalykas yra žalio vandenilio ir išvestinių jo produktų gamybos skatinimas. Galiu taip trumpai išduoti, kad pradinėse versijose vandenilio gairių mes kalbėjom tik apie pačią žalio vandenilio skatinimą. Dabar mes pridedam išvestinių jo produktų. Ką mes matom, kad mes negalime kalbėti tik apie patį žalį vandenilį, mes turime kalbėti ir apie produktus, kuriuos mes galime pagaminti iš jo. Tai šiandien jau buvo kalbėta apie amoniaką, metanolį, galbūt sintetinį metaną ir kitus junginius. Trečiasis uždavinys tai yra sukurti paklausą. Visos strategijos, visi planai, plėtra, jie bus neįmanomi, jeigu nebus tas, kas suvartoja tą vandenilį. Mes aiškiai esame išsiskyrę tokius 2 pagrindinius sektorius, kuriuose dekarbonizacijos tikslai yra dideli, tai yra pramonė ir transportas. Juos pasiekti nėra lengva, tik elektrifikacijos tikriausiai nepakaks, tai vandenilis ten turės suvaidinti pas mus labai svarbų vaidmenį. Ir ką, aišku, mes kol kas gal kiek atsargiau tai vertiname, tai yra sąveika su elektros energetikos sektoriumi. Ta sąveika yra svarbi pirmiausia tam, kad jeigu mes norime atsinaujinančių energijos išteklių plėtros, turi būti paklausa ir turi būti tas, kas, kaip mes sakom, nuims pikus. Ir vandenilis yra viena iš tų galimų priemonių. Galiausiai, tai negaliausiai, ketvirtas uždavinys, visas vandenilio ekosistemos sukūrimas turbūt būtų sunkiai įmanomas be infrastruktūros.
Mes jos dabar neturime, bet ją reikia sukurti. Ir yra aiškus planai, tai yra pirmiausia pradėkime, kad turim turėti bent vieną slėnį ir turim turėti bent jau pradinį transportavimo tinklą. Galiausiai vandenilio kompetencijų vystymo sukūrimas. Jau buvo kalbėta šitos konferencijos metu, kad ko mums reikia ne tik galbūt mokslinių tyrimų, tas irgi labai svarbu, bet mums reikia ir žmonių, kurie gebėtų atlikti tą energetikos transformaciją, žinotų, ką jie daro ir gebėtų tai padaryti. Tai yra labai svarbu ir be to paskutinio, nors jis paskutinis, bet be to paskutinio mes tų pirmų 4 galime neįgyvendinti. Ir jeigu pavyks šitos uždavinius sėkmingai įgyvendinti, mes bent jau iš mūsų Lietuvos energetikos transformacijos studijos matome tokius tikslus, kuriuos galėtume pasiekti. Tai yra 2030 metais mes galime turėti 1,3 gigavato elektrolizės įrenginių, kurie pagamintų apie 130 000 tonų vandenilio, žalio vandenilio per metus. Jeigu vandenilio ekosistema plečiasi toliau, vyksta investicijos, vyksta dekarbonizacija taip, kaip yra suplanuota. 2050 metais mes galime kalbėti apie 8,5 gigavato elektrolizės įrangos ir beveik 732 000 tonų žalio vandenilio. Galima palyginimui, kas tas yra 1,3 gigavato, atrodo daug, kai dabar neturim nieko, liko nedaug metų, bet bendrai Europa 2030 metais, bent jau dabar savo Europos vandenilio strategijoje yra numačiusi tikslą pasiekti 60 gigavato elektrolizės įrenginius. Tai valstybei, kuri turi atsinaujinančių išteklių potencialą ir galimybės, 1,3 yra pasiekiama ir įgyvendinama. Kaip tas vandenilis bus panaudojamas ir kuriuose vietose tiksliai? 2030 metais mes matome, kad natūralu pagrindinis panaudojimas bus pramonėje, tai yra žalio amoniako gamybai ir naftos pramonėje, transporte ir kitose srityse jis bus, sakykime, neženklus kol kas dar ir yra galimybės eksportuoti. Čia kol kas yra klausimas, ar tai bus grynasis vandenilis, ar tai bus kažkokie jo produktai, bet potencialas tam yra. Ir šitam potencialui įgyvendinti mes skaičiuojam, kad reikės apie 6,5 teravatvalandžių žalios elektros. Tai yra daug, tai yra beveik pusė dabartinio mūsų elektros suvartojimo per metus. Ir tą mes norim pasiekti jau po 6 metų. Jei 2050 metais situacija bus dar kitokia, žaliosios elektros poreikis jau sieks 36 teravatvalandes, tai yra beveik 3 kartus daugiau negu mes apskritai suvartojame elektros dabar, bet didžiausi vartotojai iš tikrųjų išlieka beveik tie patys. Amoniako gamyba, galbūt kitų produktų, naftos pertinimas tikriausiai nueis jau į antrą planą ir jeigu ir bus, tai bus labai neženklus, bet atsiranda galimybės imtis kitų sintetinių žaliųjų degalų gamybos ir panaudojimas irgi matomas, kad bus didelis. Tai padidėja suvartojimas transporte, atsiranda tam tikras, kad ir mažas galimas panaudojimas elektros energetikos sektoriuje. Eksportas lukas yra netgi mažesnis, negu buvo įrašytas prieš tai, arba panašus čia labai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes matome, kad prioritetas mums yra išvestinių vandenilio produktų eksportas. Ne gryno vandenilio, kuris yra labiau kaip žaliava, bet jau produktas, kuris turi aukštesnę pridėtinę vertę. Tai tas produktas, jis labiau pasislepia po to pirmuoju, po žaliava ir gryno eksporto mes nematom tiek daug. Kaip dabar pasiekti visus šitos tikslus? Natūraliai vienas iš uždavinių buvo infrastruktūra ir mes Lietuvoje matom tokią vandenilio infrastruktūrą potencialią. Tai yra galėtų Lietuvoje atsirasti 3 vandenilio slėniai, kurių vienas būtų labiau centriniai Lietuvoje, kitas šiaurės Lietuvoje ir trečiasis vakarų Lietuvoje, kaip mes nam, tai arba taip vadinama energetinė sala, arba galbūt ant kranto. Aiškių sprendimų dar nėra, bet teritoriją mes jau matom kaip turinčią didelį potencialą.
Ir netgi galima matyti, kad apie 45% viso galimo vandenilio turėtų būti pagaminama Lietuvos pajūryje. Taip, toliau. Jeigu mes įgyveninam visus šitos tikslus, jeigu mums pavyksta pasiekti tai, ką esam užsibrėžę, mūsų šalies ekonomika gali tikėtis tokios naudos. Tai yra, iki 2030 metų mes galim pritraukti apie 2,2 milijardo eurų investicijų, o iki 2050 net 14,4 milijardus eurų investicijų. Ką tai reiškia šalies ekonomikai? Tai reiškia, kad nuo 2030 metų mūsų BVP per metus gali augti po 400 milijonų papildomai, negu yra dabar, o nuo 2050 prie šalies ekonomikos tai gali pridėti apie 3 milijardus eurų per metus. Tai yra ženklūs skaičiai, įvertinus, kad čia tai galėtų padėti pasiekti tik viena vandenilio ekosistema ir jos sukūrimas. Taip pat darbo vietų, iki 2030 mes matom, kad galėtų būti net apie 7,000 su vandenilio ekosistema susijusių naujų darbo vietų, o iki 2050 apie 20,5 tūkstančių. Bet norint pasiekti šitų visų didelių, ambicingų tikslų ir prisidėti prie Lietuvos ekonomikos gerovės, kyla klausimas, kiek mums pinigų tam reikia. Tikslesnį investicijų poreikį šiuo metu mes esam labiau paskaičiavę galbūt tik tai iki 2030 metų ir jis yra ganėtinai ženklus, tai yra apie 3,2 milijardo eurų, neskaitant išlaidų infrastruktūrai. Išlaidos infrastruktūrai dar gali būti apie 800 milijonų eurų arba netgi daugiau. Bet lygiai taip pat, ką mes matome čia šitam grafike, kad didžioji dalis lėšų turės nueiti atsinaujinančių energijos išteklių statybai ir įrengimui. Antra didžiausia dalis, tai yra apie 1,2 milijardo eurų elektrolizei, tuo tarpu visiems kitiems sprendiniam gerokai mažesnės sumos. Ką mes matom? Mes matom, kad čia turės prisidėti ir verslas, bet iš valstybės pusės jau dabar mes aiškiai matome, kad turės būti skirtas finansavimas. Ir planuojame, kad tas finansavimas nesustos, o tik tai didės. Tai bandant atsakyti į pradžioje užduotą klausimą, išsprogs ar išgaruos, mes galbūt galime pažiūrėti į kitas netokias pačias, bet sakykime gretimas sritis. Pirmiausia, pirmame grafike galit matyti, čia taip smulkiai parašytas, sudėta, tai dėl to atsiprašau, saulės modulių kainos. Ir kaip matote, yra pastebėta aiški tendencija, kad nuo pat jų vystimosi pradžios, tai va, nuo 1976 metų, kiekvieną kartą, kai instaliuota saulės modulių galia padidėdavo 2 kartus, kaina jų sumažėdavo 20%. Čia aišku, gale 2021 ten tas truputį pasikeitė, bet mes matome aiškiai tendenciją, kuo mes daugiau investuojame, kuo mes daugiau statome, natūraliai rinka reaguoja ir kainos mažėja. Ir atsakant į antrą klausimą apie Lietuvą, jeigu pasižiūrėtume į prijungtos, kiek planuojama Lietuvoje atsinaujinančių energijos išteklių, tai iki 24 metų iš tikrųjų vandenilio elektrolizei turbūt nėra daug vietos. Prasme, mes patys turim poreikį, importuojam daug elektros, turim išnaudoti. Bet nuo 25 metų ir taip, galbūt dalis tų projektų nebus įgyvendinta, galbūt kažkas pasikeis, bet bendras principas yra, mes matom ženklų atsinaujinančių energijos išteklių augimą. Ir čia atsiranda potencialas vandenilio elektrolizei iki 2030 metų iš tikrųjų turėti galimybę užsitikrinti pigią elektrą. Tokia ateitis, bet lygiai taip pat vandenilis jau yra dabartis. Mes neseniai pasiskaičiavom, kad pereinant per visas priemonės, kurias taikė valstybė iki šiol, iki šiandien skirtas arba suplanuotas ir artimiausiu metu, kuris bus skirtas finansavimas vandenilio sektoriui siekia 196 milijonus eurų jau. Taip, didžioji dalis ten yra Achemai skirta suma apie 122 milijonai eurų, bet likutis buvo skirtas rinkai, visiems kitiems. Lygiai taip pat vandenilio dujotiekio projektas jau yra vykdomas, Ambergidas, manau, vėliau daugiau apie tai
papasakos. Miestai, Klaipėdos uostas jau planuoja įsigyti vandeniliu varomas transporto priemonės, įsirengti stoteles. Tai yra realūs planai, kurie vyksta dabar. Lygiai taip pat, ką mes matom iš naujų finansavimo priemonių, taip pat ateina naujos pramonės įmonės, atsinaujinančių energijos išteklių įmonės, kurios prašo finansavimo ir ruošiasi statyti elektrolizę. Tai yra tie, kurie jau daro dabar vandenilio projektus ir vertinant tendencijas, galima sakyti, kad jiems pasiseks. Aš noriu tikėti. Tai ačiū uždėmesį ir sumatysim tolimesnį diskusiją.